Labą rytą, labą dieną, labą vakarą. Su jumis Greičio formulė ir Arūnas Baratinskas ir kolega Arūnas Lungevičius. Sveiki. Sveiki. Tai visų pirma pradėsim nuo standartinės maldelės ir po to iš karto papasakosim, kodėl ta maldelė visą laiką buvo svarbi ir turbūt dabar taps dar svarbesnė. Manau, visiems transliuojantiem tokio tipo turinį svarbu žiūrovai, nes dėl žiūrovų tas turinys ir daromas. Ir dėl to mums labai svarbu jūsų atbulinis ryšys, klausimai, kas jums neaišku, kokios kyla mintys, kokius pastebit netikslumus ir visa kita. Dėl to tas gyvas bendravimas su jumis, žinoma, yra didelė vertybė. Ir robotas arba algoritmas, taip, arba algoritmai už to stovi ir jūsų paspaudimas laiko, pasidalinimas su ko tik tai norit ir ypač prenumerata duoda pliusą ir mums ir pastumia mūsų video aukštin reitingą. Ok, tai šiame epizode mes pakalbėsim apie greičio formulės ateitį. Tuoj papasakosim kodėl. Be abejo aptarsim Austrijos lenktynes, atsakysim į kelius jūsų klausimus, šiek tiek žvilgtelsim į Didžiosios Britanijos Grand Prix Silverstone ir turbūt grįšim prie mūsų su Arūno prognozių. Tai tema, kuri yra šiek tiek tokia turbūt liūdna, atvirai tariant, įvyko tam tikri pokyčiai lošimo įstatyme ir greičio formulės projektas, toks, koks jisai buvo, arba toks, kokį jūs jį jau spėjot pamėgti, šiam momentui stabdomas, bent kažkur mėnesiui. Todėl šį epizodą, kur jūs dabar matot, jūs turbūt matysit kitur, aš paskelbsiu jį kur nors atskiram kanale. Ir suprantamai šita veikla, mūsų su Arūnu darbas, žmonių, kurie yra už kadro, ten kolega irgi šiuo metu sėdi ir mus žiūri ir mygtukus spaudinėja, tai yra šita studija, filmavimas, montavimas ir visi kiti darbai reikalauja ne tik dėmesio ir tam tikrų lėšų. Ir todėl mes dabar ieškosim mūsų su Arūnu iniciatyvą Reurmėjų su eur per vidurį ir partneurių. Tai irgi su eur per vidurį. Tai prašom, jeigu kas nors turit kokių nors minčių, būtinai rašykit mum komentarus arba į atskirai sukurtą pašto dėžutę gf.formulė@gmail.com gf.formulė@gmail.com Ką dabar mes dar bandom padaryti per tą mėnesį, kol mes ieškom ilgalaikių partnerių, bent jau šiam sezonui išbaigti, pasileidom Contribui ir kadangi mūsų buvo jau virš 2000, jeigu gerai pamenu, subscriberių, tai yra mūsų jūsų, mes sugalvojom 3 opcijas, 3 paketus palaikymo, jeigu jūs norėtumėt prisidėti prie mūsų kanalo tolimesnio gyvavimo, tai pirmas paketas 1 euras per mėnesį, jisai vadinasi GF fanas, formalus indėlis, aš jį pavadinau formalus indėlis. Jeigu jums negaila, mes būsim dėkingi. Antras paketas 3 eurai per mėnesį, aš jį pavadinau Formulė 3 ir jis vadinasi funkcinis indėlis. Šis paketas arba vartotojas, kuris pasirinks šį paketą, dalyvaus mūsų kanalo ateityje vykdomiems lošimams, ten prizų traukimui ir panašiai. Ir top of the top, fundamentalus indėlis, ne veltui šitą žodį panaudojau, Formulė 1 arba F1 paketas 9 eurai per mėnesį, bus viskas, kas prieš tai apsakytame, prieš tai esančiame pakete, plus pirmenybė jūsų klausimui Q&A sekcijoje. Tai yra jūsų klausimas garantuotai bus aptartas ir mūsų su Arūnu atsakytas. Tai grubiai tariant, jeigu bent pusė, bent trečdalis jūsų pasirinks vieną iš tų paketų, tai aš manau, kad per mėnesį mes išgelbėsim savo ir jūsų mėgiamą projektą. Arūnai?
Aš tiesiog norėjau pridurti, kad kai kurie abejoja mūsų ketinimais neatlygintinai tokį turinį gaminti. Tai didžiąją dalimi mes su Arūnu pasiryžę tą daryti, bet jau kaip minėjo Arūnas, yra kaštai susijęs su tuo, kad toks turinys išeitų į eterį ir dėja tai nėra tai, ką mes patys galim padaryti. Ir dėl kitais žodžiais tariant, ieškome paramos. Kitais žodžiais to, kad norėtumėm gauti kažkokį atlygį už tai, kad mes su jumis pasidaliname. Kitais žodžiais tariant, neatlygintinai tai būtų okei, bet tai yra išlaidos. Ir pakankamai nemažos išlaidos, kadangi visą tai, ką matot, už to stovi dar nemažai žmonių. Bet mes neįsiskundžiam, mes konstatuojam faktą. Tai grįšim prie tos temos, šiek tiek priminsim apie Contribui paketus galbūt dar epizodo gale. O dabar linksmesnė dalis, tradicinė dalis. Einam prie... Kokios naujienos? Prie naujienų, jo. Kokios naujienos? Kokios tau pirmos naujienos šauna į galvą? Mano pirma naujiena, man šauna į galvą daug, bet aš turiu užsirašęs. Bet šauna į galvą, jeigu... Gali laikyti sąrašą. Šauna į galvą, tai boto Instagram story buvo tas video, tu matei, kur botas eina kažkur, turbūt Australijoje, nes jisai ten su savo dama gyvena. Didžiausią laiko dalį praleidžia ir pamato Cadillac automobilį, sako, Cadillac, atidaro durelės. Sako, žiūrėkit, čia yra 1 seat, 2 seats, 2 free seats. Tokiam užuomenom. Tokių užuomenų pamėtė, tai dar kartą sustiprino gandus, kad jisai greičiausiai jau ir turi kažką su Cadillacu. Bet kuriuo atveju dėrybos matyti vyksta ir laikas, jisai nestojo vietoje. Tai yra, kad yra baigtiniai terminai ir jie artėja. Jie turi būti jos sudėlioti, nes... Kažkas, kas vadovauja visam projektui, jisai nori tuos užpildyti visas lentynas ir visas galėtų užsiimti taip kitais ar dėmesio reikalaujančiais klausimais. Ir botas dar yra iššokęs į Briatorį ratą. Aš irgi kažką girdėjau, kad apžvalgos, nes... Kad jisai ten taikosi galbūt pavaduoti kažkiek... Pavaduoti Kolapinto, jeigu jam nepasisektų, sakykime taip, dar keli etapai, tai botas būtų tas, kuris būtų pakviestas užbaigti sezono kartu su Pieru Gasly. Šiemet labai, labai įdomus toks... Galbūt tai yra boto ir jo komandos dėrybų darys su Cadillacu, bet... Nežinau, kol kas atrodo, kad informacija yra verta dėmesio, panašiai į tiesą. Ir apie Cadillacą kalbant, kažkuriam epizode, man atrodo, aš minėjau Ricciardo. Kažkada minėjai, taip. Iš paties Danielio nesimato, kad jis norėtų kažką veikti, išskyrus ten motokroso motociklais lakstyti po prierijas. Kaip tau atrodo, ar Cadillacas, jeigu spaustų į būtent šios du ponus? Aš nebūčiau tikras dėl Danielio Ricciardo, nes jis toks šiek tiek atšalęs jau žmogus. Matant, kaip murdosi kai kurie, tokie karšti jauni pilotai, kurių mes turime laimiai nemažai šiais metais ir dalinai pasiteisina, dalinai, aišku, jie klumpa, nes jie turi dar tokių neišmoktų dalykų, nepatirtų, nedalykų, su kuriais jie susitrynė. Ir vėlgi matant, pavyzdžiui, Red Bull ekipos situaciją antro piloto, kur faktiškai viskas yra akligatvėje, aš taip matau. Tai Danielio pasirinkimas kaip žmogaus, kuris važiavo šiek tiek prieš kažkiek tai laiko, tai sakyčiau, komandai ateinančiai į, aš nežinau, ar jis tiek viešumo duotų marketingo prasme, Bet su Cadillacu, turbūt su Cadillac brandu ir... Tada būtų ko gero lengvesnis pasirinkimas vietinės rinkos atstovas kažkoks, su... Kaip vietinės rinkos atstovas, kuris realiai iš stipresnių, tai yra tas ispanas, mano minėtas seną kartą, netgi jo vardą pamiršau, Alex Palou. Bet manau, kad pats užtikrinčiausias Cadillacui variantas tai yra Bottas ir Perez.
Perezas, sakyčiau, žymiai palankiau atrodo tuo požiūriu, kad Perezas šviežesnis ir Perezas vėlgi turi tokią rinką užnugaryje ir rėmėjus labai rimtus užnugaryje. Ir, žinoma, turi patirties, kaip sakyti, top komandose darbo. Perezas ir yra reabilituotas Lawsono ir Tsunodos pagalba, jis yra tarsi reabilituotas. Aš sakyčiau, Perezas, ko gero, net už Botą rimtesnis, ko gero, variantas yra. Bet čia, žinai, žmonės gali preferencijas turėti. Ir, žinoma, komandai, kuri tik daro pirmus žingsnius, bet kokią tokią informaciją, kuri ateitų galimai iš piloto, kurį jie sugalvotų pasamdyti, jinai vertinga yra. Nes aš manau, kad jie toli gražu neturės sąstato personalo, kurie jau žino Formulę 1. Tai yra, kad tokių žmonių, aišku, bus. Taip, jie iš pilotų pagrindą bus, bet ta prasme, kad sustiguoti visą tą organizmą, kuris nėra, kad du Arūnai ateina ir kalbasi, ar ne? Tai mes su Arūnu greitai rastume bendrą kalbą dėl bet ko, bet ten yra šimtai žmonių, kur visus procesus reikia sudėlioti, kur kiekvienas savo funkcijas turi žinoti, pavaldumą ir taip toliau. Ir todėl reikia žinot, kaip top komandos tą daro. Tai yra žmonių. Taip. Tai vat pilotai yra vienas iš neblogų šaltinių, nes tai vėlgi viena iš ašinių komunikavimo, tai yra kaip tobulinamas bolidas, kaip procesai vyksta, kokia seka tai daroma ir panašiai. Tai aš manau, kad patirtis be abejo, gero pirmas dalykas. Sutinku. Perezui gali tik tai koją pakišti politiniai sumetimai, nes šiuo metu tarp United States ir United States of Mexico yra reikalų. Beje, jeigu nežinot, taip ir vadinasi oficialis šalis. United States of America yra viena, o kita yra United States of Mexico. Labai čia alegorijos tokias iš šono nueinant labai linksmo man, kai amerikiečiai aiškina, kaip jų valstijos ir jų ten viskas amerikietiška ir angliška ir valstijų pavadinimai Colorado, Florida reiktų tart, arba, nežinau, Los Angeles. Viskas yra ispaniška, bet jie aiškina, kad ne. Tai viskas yra iš Mexiko. Gerai, politiką uždarom. Kita naujiena, nuo kurios ir norėjau pradėti, tavo tokia oficiali, leista Liberty Media įsigyti MotoGP. Tai dabar, nuo šiol, Liberty Media valdys dvi, turbūt garsiausias pasaulyje motosporto arba autosporto šakas, Formulė 1 ir MotoGP. Tai laukiam iš MotoGP per 5 metus irgi kažkokią tai super duper proveržio, populiarumo prasme ir ypač Jungtinėse valstijose, kur motociklai nelabai turbūt populiarūs. Na, MotoGP, man atrodo, ko gero patraukli yra publikos žiūrinčios amžiumi. Nes spėju, kad vis tik MotoGP žiūrovas, ko gero, gerokai jaunesnis yra už Formulės 1 žiūrovą, o jaunimas augantis, tai, žinoma, ta labai dominanti kompanijas rinkos dalis. Mano toks asmeninis požiūris, aš nebūtinai galiu... Nes MotoGP labai susiję visi. Formulė 1, nepaisant to, kad tą patį savaitgalį vyksta ten kartais F2 ir F3, bet tai nėra taip tam prisusiję. O MotoGP yra visą laiką 3 serijos eina kartu. 3 klasės, tai jau čia tradiciškai nuo netmenamų laikų. Dar tais laikais, ko gero, prieš ten 50 ir daugiau metų, tai tų klasių dar žymiai daugiau, ko gero, būdavo. Bet tą karalienę suformuoti ir jau ją prominti kaip karalienę, tai netoks jau senas procesas. Čia dar mano amžiaus viduryje, ko gero, įvyko, kai MotoGP padarė tą tokią, aiškiai Formulės 1 lygio kategoriją tų prototipų, kurie tikrai patys brangiausi ir specialistai ir greičiausiai lenktyninkai, žinoma. Ir jeigu anksčiau būdavo gal taip prieš daug metų, kad kai kurie žmonės, lenktynininkai, aš turiu galvoje lenktynininkus, specializuodavosi klasėje kažkokioje. Dėl fizinių parametrų ir kitų dalykų.
Tai šiais laikais panašiai kaip Formulė 1 dabar yra tos žemesnės klasės, tai yra kaip augimo karjeros laiptai žmonėms, kurie nori į top klasę. Kažkas panašaus. Na gerai, bet čia gal nedetalizuosim dėl MotoGP, nes tiesą sakant, aš MotoGP dėl laiko stokos jau senai neseku detaliai ir ko gero nebūtų etiška labai man čia jums kažką apie tai pasakot, nes... Mūsų žinios turbūt, mano žinios pasibaigė... Labai ribotas, kažkada aš labai sekiau. Valentino Rossi, Setedži Bernau, Nicky Hayden ir Casey Stoner. Čia... Aš gal ne dėl asmenybių, bet tiesiog kažkurio metu jau labiau domėtis tais dalykais. Tai pradėjo trūkti laiko ir... Taip. Ok, tai dar dvi naujienos yra viena tokia grandiozinė, kur papasakosiu po šitos, kuri nėra grandiozinė. Vettelis patvirtino, kad kalbasi su Red Bull, kažkada buvo gandai, kad jisai turėtų ateiti į Helmuto Marko poziciją, būti tuo konsultanto, sporto direktoriumi, ar kaip jūs norite tai pavadinkit, to Red Bull Junior programos veidu. Tai jisai patvirtino, kad kalbasi, dar neaišku, ar kas nors iš to išeis. Bet kalbasi. Nieko neturiu prieš Vettelį ir šiaip kaip žmogaus, kaip human being savybėmis, jisai tikrai patrauklus žmogus ir humoro jausmas, bet jeigu žiūrint į tą žmogų, į kurio vietą jisai ateitų, į Helmuto Marką, tai Helmutas Marko toksai, kaip sakyt... Sutinku, tokio kietumo ypatingo ir skrupulų neturėjimo Helmutas. Taip, ir žmogus toksai linkęs į valdžią tam tikrą, tai aš iškėbėjoju, ar Vetteliui tokia pozicija, bet gal jisai naujo turinio atneštų tai vietai Red Bull komandoje. Vėlgi mes nežinom, kaip atrodys Red Bull komanda, nes kai žiūri į tuos vargus, kuriuos turi antras pilotas, ir, kaip jau sakei, reabilitavo juos, aš sakyčiau, ko gero, problema didelė yra tame, kad jeigu Vettelis vis tik susigundytų pakeisti komandą, o, triukšmo apie Verstappenas turime. Atsiprašau, Verstappenas. Triukšmo metu labai daug. Čia ypač Austrijos savaitgalį, kur namų Grand Prix, galima sakyti, Red Bull komandai, tai čia tiesiog viskas virė ir su Toto Wolfu, ir su Maxu žurnalistai, ko gero, kitų klausimų ir temų neturėjo iš viso. Tik apie tai buvo kalba. Ir tokia tikimybė yra. Ir kas atsitiktų tada Red Bull komandai? Ar jinai taptų ten 9, staiga mažiausiai vidutinio. 8-10, ta prasme, jeigu sėda kažkokie du žmonės, kurie geri pilotai. Jeigu svopas su Russellu įvyksta, tarkim. Russellas į Verstappeno vietą ateina. Tai ką, Russellas pavažiuotų su to automobiliu? Mes nežinom. Kai jau tiek žmonių išbandė ir tas pats Peresas, gerai, galima jaunimą turėti dvejopą požiūrį. Tsunoda galbūt, bet Tsunoda irgi jau virš 100 lenktynių formulėje praleidęs. Tai ko gero jau darosi visiškai aišku, kad tai tikrai labai specifinis ir sunkiai sugyvenamas automobilis, su kuriuo rezultatą gali rodyti tik žmogus, kuriam tas automobilis buvo kurtas ir tobulintas ir, kaip sakyti, tobulintas į tą pusę, kuri tinka būtent Maxui Verstappenui. Tsunoda gerai čia po lenktynių pasakė, sako, aš neįsivaizduoju, kas vyks. Aš viską darau taip, kaip... Aš viską darau gerai, važiuoju maksimumui ir nieko nesigauna. Gerai. Tai mes ateinam faktiškai į tą stadiją, kai gali tikėti Tsunoda, kai jisai taip sako. Jo, nes pradžioj mes visi ant Perezo važiavom, atsiprašom Perezo, jeigu ką. Už praeitus metus irgi. Ir paskutinė turbūt naujiena, kuri daugeliu jau fanų žinoma ir jūs turbūt daugelis jau buvot kino teatre ir matėt filmą F1, kuris vadinasi F1 su Bradu Pittu, Javier Bardemo ir kitais šiek tiek mažiau žinomais aktoriais, bet fantastiškai ten suvaidinusiais. Bet kolektyvas susibūręs kurti tą filmą buvo... Kolektyvas labai rimtas. Įspūdingas tikrai. Realiai tas kolektyvas, kuris kūrė Top Gun Maverick, ten keletą dar kitų prieš tai tokių rimtesnių filmų. Filmas hollywoodinis, filmas blockbusterinis, bet
taip pat kaip ir Top Gun Maverick, aš buvau sužavėtas visiškai. Taip, ten yra dramos per daug, ten kiekvieną kartą, kai rodo kokį nors eilinį Grand Prix savaitgalį arba eilinis ten, žinai, testas, lenktynės, vis kažkas įvyksta tokio, kur čia, kartą per pasaulinis įvykis. Jo, pasaulinis įvykis. Bet kai tu pasižiūri nuo pradžios iki pabaigos visą tą istoriją, visą atmosferą su Hanso Zimmerio muzika, su Bredo vaidyba, su tikrais veidais, su video, ten kovų video, kur Apex GP, tas jų pseudo komandos 11 automobilis buvo uždėtas vizualiai ant kažkokių kitų tikrų. Pavyzdžiui, jeigu neklystu, buvo vienas momentas, kur Bredas Pittas, Sonny Hayes, lenktynininko vardas pavardė, aplenkė Leclerc'ą, tokių griežtų manevrų vos ne per žolę. Tai čia paimta iš Monzos, jeigu aš neklystu, iš tų metų vaizdas. Jūs nepastebėsit jokio nei artificial intelligence, nei ten kažkokiu tai nekokybiškų vaizdo efektų. Žodžiu, filmas all in all mano vertinimo 10. Aš kol kas jo nežiūrėjau, gal dėl to, nes aš kažkaip, kai tu pasakėjai, pamačiau socialiniuose tinkluose, kad tu apsilankėjai vos ne pirmam įmanomam pasižiūrėjime Lietuvoje. Premjerą su draugais. Tai aš kažkodėl prisiminiau vaikystę, kai gaudavai kažkokios košės pusryčiam ten ir vieną vyšnę per vidurį mano košiai būdavo. Tai mano metodika būdavo valgyti aplinkui nuo kraštų, valgyti, kol lieka tik ta vyšnė ir pabaigoje ta vyšnė. Tai aš taip ir su šituo filmu, man atrodo, elgiuosi. Mano sesuo elgdavosi visiškai priešingai. Jinai pirmų pakabinimų vyšnė, nes gali kažkas atimti, ar nežinau, kokie motyvai, o paskui jau, taip sakant, košė, kiek jos ten norėsis ir nesinorės. Tai aš pamačiau mūsų šito filmo peržiūrą, nes tu pasižiūrėjai, o aš kažkaip noriu atidėti tam, nes tikrai noriu paklausyti reakcijas ir aš sutinku su kai kuriais pilotais, kurie kalba, kad labai sunku Formulės 1 pilotui žiūrėti tokį filmą, kad jisai mato jame detalės, kurios nėra svarbios filmo kūrėjui, ir kuriomis jisai nenori skirti dėmesio. Jisai kūrė istoriją, nori ją parodyti įdomiai, liniją kažkokią pravesti, o Formulės 1 pilotas jisai kaip pamatininkas žiūri. Palauk, taigi čia trasa į priešingą pusę važiuoja. Ne, tai tokių momentų, tai aš mačiau ten, kur tam tikros taktikos, kur komanda arba Bredo Pitto vaidmuo, tas Sonny Hayes naudoja, tai jis ten būtų prisirinkęs tiek baudų, kad mažai nepasirodytų. Bet aš irgi noriu prisijaukinti tą filmą, tai yra, kad aš savai tikinčiau, kad aš neturiu žiūrėti tuos detalės. Reikia žiūrėti, kaip reikia pasinerti į tą... Bet man reikia tam pribręsti, ta prasme, tą prinokinti, nes kitaip aš nueisiu ir nusivilsiu. Ir aš nenoriu nusivilti, nes aš dažniausiai save pagaunu filmuose apie lenktynės ir panašiai, kad mane labai nuvilia ta dalis, kad jinai netitinka realybės, kad ten... Ir aš tada nueinu į tokį nepasitenkinimą būseną, kuri nėra sveika, žiūrint gerai sukurtą produktą. Kai Fast and Furious ten 18 kartų pavaras jungia tiesiog, tai suprantu. Nes čia šito nėra. Čia Lewisas buvo tarp prodiuserių, jisai pasidarbavo labai rimtai, jisai netgi Bredas visiems pasakoja, kad Lewisas klausydamasis, peržiūrėdamas kažkokius tai epizodus, klausydamasis, sakydavo, ne, čia ne šita pavara, čia reikia ten garso kitokio. Iki tokių smulkmenų ten viskas išdirbta. Nes netgi vertimo, aš kai žiūriu kokį nors Lietuvos kanaluose, kokį nors filmą, kuris ne visai gal tiksliai išverstas, nes aš negarantuoju, kad originale buvo tokia klaida, mažas netikslumas jisai pakeičia ir man tai atrodo, kaip taip galima. Kai ten kalba apie stabdžių skystį ir tada sako, kad tai reikės tada lysti į variklį, čia kažkokį detektyvą žiūrėjau. Paskui jau kažkur vėliau, grįžtant prie tos temos, pasako, kad reikės atidarinėti variklio skyrių. Tai va, matyt, kalba buvo apie variklio skyrių, o reikės lysti į variklį. Tai čia gera pastaba, žinai apie ką, čia gera pastaba,
subtitrų vertimą, nes, kaip aš suprantu, subtitrai verčiami iš teksto į tekstą ir filmo nieks nežiūri, tai ten su subtitrais buvo, mes originalo kalbą žiūrėjom, bet iš subtitrus kartais pamatydavau, kad ten buvo vietomis vėjai prirašyti kažkokie. Tai va tokie dalykai, jie, nežinau, gal aš smulkmeniškas ir, žinai, gal nereikia kreipti dėmesio tokius dalykus. Taip, filmas, pasikartosiu, eikit ir žiūrėkit. Jeigu kas nors pradėsit skustis, kad ten kažkas netikra, kažkas nesąmonė. Negali visiems patikti. Jo, negali visiems patikti. Tikti ir patikti. O Bredui Pittui tikrai patiko ir jam dar McLarenas praeitą savaitę Austinė davė pravažiuoti su tikru McLarenu, 23 metų, man atrodo, automobilis buvo. Jisai dar gailėjusi, kad tiesioji išspaudė tik tai 197 myliom, tai reiškia beveik 320 km per valandą, iki 200 nepavyko, bet buvo žiauriai patenkintas. Ir McLaren temą tęsiant, Norriso atsigavimas Austrijoje. Pole pozicija, pakankamai užtikrinta, netgi atmetant turbūt tos kvalifikacijos. Gaslio susukimą, kuris faktiškai eliminavo pusės, ko gero, pilotų, nes didžioji dalis jų... Verstappenas Piastri tikrai važiavo? Neturėjo antro komplekto raudonų padangų, tik vieną greitą komplektą turėjo. Tai kažkuriem, bet Piastris tai tam buvo prieš akis tiesiog. Piastris atvyksta į Gaslio baigimo susuktis geltonos vėliavos čia, o Piastriui reikia pradėti ratą. O jis negali aplenkti lėtai važiuojančio Gaslio. Tai ką jis, jeigu pradeda nuo 150 km per valandą savo ratą prie starto finišo linijos, tai koks ten ratas bus, tai jisai palaido. Bet jeigu taip ščieriai kalbant, tai Norrisas atrodė, jau vieną kartą esam taip prikalbėję, ne? Jisai buvo jau atsigavęs panašiai. Neatsimenu, kokiom lenktynėm čia buvo. Jis vis laiką tai atsiganda, bet McLarenas vežė ten modifikacijas pakabos geometrijos, kad tą jausmą pagerinti, priekio atbulinį ryšį pagerinti Norrisui. Ir Piastris lyg tai pabandė ir sakė, nepatinka. Pasidėkit savo modifikacijas, man jų nereikia. Aš maždaug ir taip vairuoti moku. Tai prasidėjo nuo pole pozicijos, baigėsi pergalė, bet kelyje iki pergalės pastebimi, kokie buvo pastebimi momentai. Zauber su savo update'ais, ta komanda, kuri taps Audi, turbūt suvažiavo savo geriausias lenktynes. Absoliučiai. Ir kvalifikacijoje Bortoleto šovė. Būtent Bortoletui pasirodo, Bortoletui reikėjo važiuojančio kažkiek automobilio. Nes Bortoletas visose treniruotėse laisvose, kvalifikacijoje ir lenktynėse visur buvo 10-tuke. Jeigu Hülkenbergas ten keliavo, gal sprendėsi kažkokias kitas problemas, gal jisai būtent dirbo, kaip rasti nustatymus tom modifikacijom, kurios buvo atvežtos ir panašiai. Tai Bortoleto tiesiog dėjo ant stalo rezultatus vieną po kito, ataskaitą ir viskas. Tai man šiuo požiūriu tai malonu, nes aš tikėjau, kad Bortoleto vis tik vienas iš tų tokių pajėgių, talentingų. Apie tos naujokus mes šnekėjom praeitam epizode, kad Bortoleto nesimato tiesiog. Jisai yra labai rimtas, bet šį kartą pasimatė. Kažkokią tai medžiagą, su kuria gali pademonstruoti, kad jisai gali. Ir paskui vėlgi, kad nenueiti nuo to, koks jisai įdomus buvo šiuose lenktynėse. Tai jis dar sudalyvavo su savo vadyba paskutiniuose lenktynių ratuose veiksme, kuris vyko ir kur kilo klausimų. O tai kaip dabar? Kaip čia ginsis Alonso? Atrodė, kad atvažiuoja Bortoleto ir čia tiesiog jokių šansų nėra, kad jį tiesiog niam ir suvalgys. Bet Fernandas Alonso sugalvojo, matė situaciją su tais ratų lenkiančiais sportininkais, kaip juos irgi panaudoti maksimaliai gynybai. Gal Bortoletas nebuvo labai karštas, atsižvelgdamas. Jis buvo žymiai greitesnis, bet taip, atsargiai labai. Jis ko gero atsargiau elgėsi vis tik su Alonso. Jo. Ne tai, kad bijojo, bet tikrai atsargiau elgėsi. Alonso pasinaudojo taip, tais lyderiais ir DRS porą kartų, po to apsilenkė, kur Bortoleto jį aplenkė, jisai atgal. Alonso yra Alonso, jisai aikštės matymą, tą krepšinio terminą naudojant, turi fantastišką.
Ir Bortoleto draugas Hulkas startavo realiai iš ne 20-os, o 19-os. Bortoleto, kaip sakyti, švietė visą savaitgalį. O Hülkenbergas kvalifikavosi vos ne paskutinis, man atrodo. Tai Hülkenbergo linkės. Ir taip iš apkasų jis. Po truputį, po vieną ten visus. Fantastika, 9 vieta. Tai ko gero patvirtina, kad pradeda kažkas veikti toj komandai, kuri negali nuo dugno pradėti savo pavadinimą, nes jie nuo pirmų lenktynių kitais metais turės Audi pavadinimą. Ir jie nenori, kad būtų asocijuojami su ten paskutinė komandinės įskaitos vieta. Tai tikrai pirmas žingsnis žengtas ir mes tikrai galim užskaityti. Įdomu labai bus Silverstone, nes Silverstone'as yra tokia trasa, kur aerodinamika labai svarbi ir reikalinga, tai pasimatys, kaip tie atnaujinimai Zauberio iš tikrųjų veikia kitur. Tada kas buvo toliau? Toliau buvo DNF-ai 2. Vienas DNS-as, kitas DNF-as. Sainzas taip ir nesugebėjo išvažiuoti. Ir tai ko gero vėlgi abu šitie įvykiai su ta pačia komanda dar susiję. Ir su ta pačia komanda. Kas darosi? Ir vėl su Mercedes varikliais. Galima čia daug daryti prielaidų. Nes šiame sezone realiai dauguma visų pasitraukimų, ten tie 2 Antonelio, kas ten su Russellu dar buvo irgi kažkokio gedimo, tai viskas su Mercedes variklis, arba beveik viskas. Ne dėl to, kad jie blogi kažkokie. Kažkas. Bet kažkur į riziką nueita, panašu. Tai yra galbūt ne pačiam variklyje į riziką nueita, bet automobilyje, kuriame stovi variklis. Tai yra aušinimo kompromisai kažkokie ir taip toliau ir panašiai. Kai McLarenas su tavo varikliu ar ne laimi, tai tu pradedi galvoti, o tai kaip jie tą daro ir tu pradedi tada ieškoti kažkokių rezervų ir kartais tu jų randi, bet ne ten, kur reikia. Eini į variklių skyrių tada. Gerai. Lenktynėse... Kas buvo? Lenktynės buvo įdomi pradžia ir turbūt... Ir beveik ta pradžia beveik viską ir padarė. Beveik viską ir padarė, bet Antonelio... Man, pavyzdžiui, labai gaila, kad praradom Verstappeną, kad Verstappenas, ko gero, būtų buvęs, tam tikras aktorius. Reikšmingas aktorius. Podiumo tikrai... Nes žema startinė vieta, ko gero, būtų daug dėmesio kaušiusi, ką darys, kaip daryti. Vėlgi Red Bullis, ko gero, būtų turėjo sugalvojęs matyti kažkokių taktinių sprendimų, kurie, rizikingi galbūt, bet kurie būtų padėję Maksui, kažką padaryti tose lenktynėse. Tai aš gailiuosi, kad to nepamatėm, nes Antonelis, netyčia, bet paskui visi juokėsi, kad Toto Wolffui turėjo patikti tai, kad Maksas buvo eliminuotas. Kad jisai taškų tam tikrą kiekį nesurinka iki to momento sezone tam tikro, kai jisai gali būti atleistas iš kontrakto. Taip. Antonelio klaida buvo tokia, ne tai, kad jisai per greitai važiavo, bet jisai galbūt nesitikėjo prieš jį stabdė Tsunoda ar Lawsonas. Jisai užsispaudė, man atrodo, save į situaciją be išeičių. Tai yra, kad ta tokia taktinė klaida. Žinant, koks tas posūkis yra ir kad aplinkui automobiliai, kad tu neturėsi manevro laisvės ir tu negali bandyti rizikingą manevrą ten daryti. Realiai per greitai važiavo paskui juos. Man pasirodė, kai aš pakartojimą žiūrėjau, kad jisai tą tokį vengimo Racing Bulls bolido darė paskutinio akimirką ir jis pagavo šešėlį aerodinaminį jo. Ir tada jam blokavosi ratai. Man atrodo, kad tai buvo aerodinaminė pagrindinė, apart manevrų jo visų, bet kas prarado jam prispaudžiamąją galę ir tada blokavosi ratai, o kai blokuojasi ratai, tai tu jau ten keleivis visiškas. Neturi laiko reaguoti ir panašiai. Jeigu tu būtum vienas, tai dar, bet kai aplinkui mašinos, tai Maksui pasirodė nesėkminga. Bet, žinai, jeigu tu kvalifikuojasi 7, tai Austrijos trasoje arba 1, arba 3 posūkį kažkas taip. Tu esi riziko zonai, didelės riziko zonai.
ar Spa pirmam posūkį. Ten labai daug avarijų tokio tipo ir įvykdavo. Atsimenu tokią, kur takumas atoj kažką šonu buvo, ar jį buvo šonu įlėkęs kažkas, čia buvo tokia žiauri avarija, ten trečiam irgi posūkį. Šį savaitgalį, lydinčios Formulės 2 lenktynės, ten buvo vienas per stogą trečiam posūkį, o kitas vėl buvo gana dramatiškas, bet toks pasiskraidimas oru. Tai tiesiog trūkumas, sakyčiau, patirties Antonėlio. Bet, žinai, patirties tu jos nenueisi, neperskaitysi knygoje, žinai. Turi važiuoti ir mokytis, žinai. Tai gal, kai mes kalbėjom, ko gero, apie tai, kad Antonėlis, ko gero, jau persilaužė ta prasme, kad po tos avarijos Monzoje pernykštėje, kai jisai labai save graužė ir dėl to gal buvo labai atsargus visą laiką, kol Kanadoje pagalų gale neužlipo ant podiumo. Vėl įsijungė. Jau liktai išsivadavo iš to, žinai, savęs ribojimo, bet, matai, iki trečio posūkio atvažiavo ir dabar vėl reikia jungti atgal viską. Taip, dabar reikia bildinti atgal. Ir turbūt paskutinis reikšmingas iš lenktynių, prisimenant lenktynės, paskutinis reikšmingas momentas, tai yra tos pirmi 20 turbūt ratų, kur Piastri spaudė Norrisą. Ir nežinau, kaip tam man labai įdomu pasirodė, kad jo priekiniam padangom, Piastrio priekiniam padangom, tai neturėjo jokios... Visi važiavo. Visi tuo stebėsi. Visi nors kiek, suprantantis ir stebintys lenktynės. Aš irgi tiesą sakant, negaliu patikėti. Ten kokie 5, 6, 7 ratai dar galima, kol tos padangos nepradeda perkaist dėl to, kad važiuoji paskui kitą automobilį. Tai tas man, bet žinai, gal didžiąją dalim tą kompensavo DRS-as. Ir ko gero Piastris pagalvojo, nes kai jo klausė, ar tu nori važiuoti paskui, po sustojimo. Po sustojimo, taip. Ar tu norėtum 4 sekundės atsilikti? Pasiėmė antrą variantą. Jisai sakė, kad 4 sekundės man. Reiškia, jis ko gero pagalvojo, kad jisai negali aplenkti Norriso dėl to, kad jisai suvalgė padangas paskui įsėdėdamas. O realybė buvo priešinga, nes po to, kai jisai atsidūrė už 4 sekundžių, jisai iš kailio nėrėsi ir negalėjo pasivyti. Jisai vijosi tik sąskaita to, kad Norrisas gal mažiau, labiau apsidraudinėjo, taip reikia vadinasi, pirmavo lenktynės, labiau apsidraudinėjo lenkdamas ratų pavėjimų sportininkus. Tai tik tokią sąskaitą jisai artėjo prie Norriso. O Norrisas tai išsigandęs buvo, aš mačiau. Buvo momentų taip. Buvo tokių klaidelių. Ten tie prašymai pasakyti inžinieriaus, tai kur jisai greitesnis, ar jisai visur greitesnis. Tai toks grynas nerimas jisai. Šitas nepasitikėjimas savimi. O Piastris po finišo visiškai ramus. Absoliučiai. Taip, aš daugiau taip. Jūs 7 taškus. Aš daugiau į tokią situaciją, kaip 4 posūkį nelysiu, taip. Aš suprantu komandą, atsiprašau, aš daugiau taip nedarysiu. Bet kova buvo įdomi. Tai Norrisas laimėjo, į Silverstoną važiuoja visi lygtais patenkinti, netgi Verstappenas greičiausiai bus patenkintas. Tik tai Maksui labai kainavo tas epizodas trečiam posūkį. Ką padarysi? Jisai realiai nuo kiek paskutinius porą metų ten pasitas sulūžo tas streikas, taip vadinamas straikas. Jisai čia klausyk, taškuose buvo kažkokį rekordinį skaičių lenktynių. Viskam būna. Bet jisai vis dar toks buvo čempionate. Gal ir dabar jisai yra čempionate, niekas nežino, kaip čia pasisuks reikalai, bet ko gero lenktynės, kai ne lenktynės, o lenktynių savaitgalis, kai tokia persvara McLareno buvo pusėje tokia jau labai akivaizdi. Ne dėl padangų dilimo, su padangom tai Mercedesui labai prastai išėjo. Nes temperatūros savaitgalio pradžioje santykinai žema buvo Austrijoje. Ir aš galvau, kad Mercedesai bus vis tik, ko gero, su Maxu pagrindiniai konkurentai McLaren. Bet gavosi absoliučiai. Maxą iškirto lenktynėse. Bet po to... Ferrariai važiavo
trečias, ketvirtas, o Russellas finiše, aš negalėjau, specialiai pasižiūrėjau, nuo Hamiltono 4 vietoje Russellas skyrė 33, man atrodo, sekundės. Tai čia yra košmaras. Šilta. Ką? Per šilta. Tai va, o esmė tame, kad Mercedesui per šilta. Taip, temperatūra. Ir lenktynių dieną jinai dar pakilo ir tai tiesiog juos nušovė visiškai. Gaila, kad neturėjome patvirtinimui Antonelio lenktynių eigos, kad tą tik tais remdamasi vieno Russello pasirodymų turime sakyti, bet manau, kad tai yra labai arti tiesos. All right. Dabar turbūt pradedam mūsų rubriką Q&A, turim kelis klausimus. Ir pirmas būtų toks ne tiek klausimas, kiek antrinimas mūsų diskusijai apie tai, į ką panašus Norrisas savo charakteriu ir į ką panašus Piastri, kažkada šnekėjom. Tai Vaidotas Berneckis 5740 savo mintį dėsto taip. Tipo Fetelis prastas buvo, šipsenėlė, 4 kart čempionas nieko nesako, šipsenėlė. Man Piastri ir Norrisas labiau panašus į Huntą ir Niki Laudą, asmenybės kažkiek irgi panašus. Tai Fetelis nebuvo prastas, Fetelis 4 kart čempionas, be šipsenėlių, tik Red Bull bolide, to irgi reiktų nepamiršti, bet mes nemenkinam Fetelio jokių būdų. O kad Piastri panašus į Huntą ir Laudą, tai kuris į kurį? Piastri į Laudą? Man nei vienas, nei su vienu nesiklijuoja realiai. Kažkuo taip pat labai iš tolo. Gal aš savaip suprantu Huntą ir savaip suprantu Laudą, žinai. Gal. Nes Hunto šiuo metu reikėjo, tai nėra, mano galva. Huntas tai toksai, kur atsibunda, surūko cigaretę, alaus atsigeria, persirengia ir važiuoja. Ir po to išvažiuoja su merginom ten kažkur. Tai tokio turbūt dabar mes neturim. Dėl daugelio aplinkybių, dėl kad sportas pasidarė žymiai sportas profesionalesnis, taip. Bet savo tokių tarkime, galvoje Lauda, ko gero, už Huntą buvo daug profesionalesnis. Taip. Tai jisai savo loginių mąstymų, analizę savo ir darbų, jisai pasiekė rezultatų. Visai skirtingai nuo Hunto, kuris važiavo tiesiog savo talentų ir daugiau nesirūpino nieko. Čia Kimi todėl savo laiku ir Hunto šalmą jisai turėjo 13 ar kada Monake. Tai Kimi kažkiek panašus to buvo, kur sugedo automobilis, einu į jachtą. O Lauda ir Piastri galbūt. Pasižiūrėsim, kaip ten bus toliau. Sekantis klausimas. SLY, CNY, Slaiknai arba Slicny. Ar būtų įdomesnės lenktynės, jeigu būtų sugrąžintas degalų papildymas sustojimo metu? Aš manau, kad taip ir matau tik pliusus tame. Ką, Arūnai, tu manai, jeigu ką nors manai? Nemanau, kad pakeistų. Manau, kad tai buvo praeitas etapas ir jisai praėjo ir niekas jo dabar neprisimena. Nes degalų papildymas ragina spręsti visas problemas degalų papildymą, o ne trasoje. Ir tai, man atrodo, nėra geriausias būdas žmonėms, kurie nori matyti lenktynes. Tai yra, kad televizijos žiūrovai pamato, kodėl kas aplenkė, o trasoje tai visai nesupranta, kas įvyko. Aš irgi sutinku. Jo, gal strategiškai atsidaro daugiau strateginių galimybių. Taip, bet faktiškai lenktynininkam dingsta bet koks stimulas kažką daryti trasoje. Kai sėdi dėdės su kompiuteriais, suskaičiuoja, darom taip. Ir viskas. Ir tu tada tik esi tas, kuris jų scenarijų įgyvendina. Viskas. Ir nieko pats pakeisti. Man dar buvo vienas periodas, kai buvo, ne su degalų papildymu susijęs, bet su degalų, su kurio tu važiuoji pirmą tą stintą lenktynėse, kvalifikacijų reikėdavo važiuoti. Atsimeni, buvo laikas. Buvo kažkada. Ir tada tu žiūri kvalifikaciją, kažkas atrodo greitesnis, kažkas lėtesnis, bet tik lenktynėse pamatai, kaip buvo iš tikrųjų.
Ir ten kažkada Toyota tokią taktiką pradėjo naudoti, kad trulis su mažai degalų važiuoja kvalifikacijoje ir tada lenktynėse ten kamštis toje vietoje atsiranda. Ir tas irgi buvo neskanu būdavo žiūrėti. Šeštadienį daug emocijų ir kažkokių tai aspiracijų į lenktynės. Aš manau, kad Formulės 1 lenktynėse labai daug aspektų, kuriuos galima stebėti, domėtis, kuriais ir kurie kelia tikrai didelį interesą. Tai degalų papildymas, ko gero, tik tais daugiau triukšmas, sakyčiau taip, negu kad įdomi vieta. Supratau. Ir dabar Kristupasas mūsų klausė, didžiulis klausimas, labai ilgas apie saugos automobilį, pabandau jį sutrumpinti. Tai kaip jūs patys asmeniškai vertinate saugos automobilio egzistavimą? Nes Kristupasas mano, kad pats konceptas yra šiek tiek nesąžiningas, kai vienas lyderis atsiplėšia, sunkiai dirba, po to saugos automobilis išvažiuoja, visus atgal sugrūda ir restartuoja. Ir jisai siūlo, kodėl neužtenka virtualaus saugos automobilį, kuris leidžia išlaikyti vienodą deltą, kaip ir prieš atsitikusią avariją. Čia momentas logikos turi. Yra, kaip sakyt, neįmanoma padaryti visiškai sąžiningo jokio sporto ir gyvenimo taip pat. Žmonės tengiasi tą daryti, bet ko gero yra daug reikalo ir taip, ten ir su tuo saugos automobiliu, kuris supaprastina ir leidžia lenktynių valdymo centrui išspręsti kilusias sudėtingas situacijas. Kažkokioj konkrečioj vietoj, tuo metu, kai visas peletonas yra važiuoja lėtai ir kitoje. Daug žmonių su kompetitingu, su labai rimta įranga, kilo situacija avarija. Jiems reikia tą situaciją išspręsti. Tai yra, kad saugu būtų trasoje, kad būtų evakuoti automobiliai, kad ta avarija pašalinta būtų, kad jei kažkas sužeistas ar nedaug dievė ar kažkas, ir kad neįvyktų kita avarija. Mes visi prisimenam, aš manau, nes tai visai dar nesenai įvyko labai talentingo jauno lenktynininko mirtį Suzukoje, aš manau, jūs jį prisimenate, ir tai tik tais padidino dar tų stabdžių, kuriuos įjungia valdymo centras lenktynių, kai kyla kažkokia situacija. Nes tai yra tikrai pavojingas sportas ir jeigu atsiranda dideli greičio skirtumai, tai saugos automobilis, manau, šitą funkciją kol kas tobulai atlieka. O jeigu jūs norėtumėt dar paskui po saugos automobilio kažkaip reaktyvuoti padėtį prieš jį, tai ko gero mes lenktynių nelabai matytumėm, nes jeigu išvažiuotų į trasą saugos automobilis, tai reaktyvavimas padėties prieš saugos automobilį ko gero užtruktų dar 20 ratų ir jokios lenktynės. Tai yra, kad mes nematytumėm nieko. Tai yra, kad tas lenktynių vadovas, kuris pasitraukė po to, kai įvyko tas incidentas 21 su Hamiltonu ir Maxu Verstappenu, jo pastangos buvo paskutinės čempionato lenktynės kažkaip baigti lenktyniaujant. Dėl to jis ant skubotus ir daugelio kritikuojamus sprendimus priėmė. Tai jeigu mes kažką įvestumėm tokią sistemą, kuri tą sąžiningumą kažkokį padarytų, tai mes nematytumėm lenktynių realiai. Jeigu tik saugos automobilis atsiranda, tai tada lenktynių daugiau nėra. Ir čia jisai negali būti pakeistas visiškai VSC, taip vadinama, būtent dėl to, kad jeigu yra kažkokioj konkrečioj vietoj trasoje kažkoks incidentas, kažkas valoma, nežinau. Ir į trasą turi išvažiuoti, evakuatorius. Tai su VSC važiuotų ten pastovi automobilį su tam tikra delta, kaip pat kolega čia siūlo, bet kai yra saugos automobilis, tai jie visi važiuoja vienu metu. Aš manau, kad nerealiam laikė, bet kad prie klausimų, kaip šitą vietą tobulinti, grįžta žmonės. Tai yra, kad svarstomos įvairios galimybės. Ir aš įsivaizduoju, kai bus rastos techninės priemonės kažkokios, tai kažkas tokio, apie ką jūs kalbate, manau, kad tikrai atsiras. Arba bent bus bandoma, eksperimento tvarka kažką tokio taikyti. Vietoje tikrai nestovima, sutinku. Ir paskutinis gal klausimas šiai dienai, 7 žygis klausia, o kur dingo Malaizijos Grand Prix? Kiek pamenu, trasa būdavo
įdomi tokia. Ar norėtumėt, kad jį grįžtų ir būtų įdomu sužinoti pliusus ir minusus šios trasos? Man nepasakyčiau, kad jį įdomi, nes tai buvo pirma trasa iš tų ultra plačių mados. Tai buvo pirma trasa, kai Hermanas Tilke suprojektavo, koks jos plotis, aš nežinau, 15 metrų. Vietom labai plati, tikrai. Vietom labai plati. Tai tiesiog per plati, jeigu ją palyginsi su ta pačia ten kokia nors Suzuka ar dar kažkuo, tai tiesiog vietomis atrodo, kad gali važiuoti ten 4-5. Bet manau, kad ne dėl trasos savybių jinai iškrito. Ne, iškrito tai kaip ir visos kitos. Dėl komercinių pagrindų. Pinigai yra dėl to ir iškrito. Ir trasoje buvo 2 tiesiosios, tai irgi tais laikais ten 2000-ųjų to dešimtmečio pradžioj trūkdavo tų ilgų tiesiųjų tam, kad be jokių DRS-ų būtų galima priartėti ir aplenkti. Todėl tokia trasa buvo padaryta. Aš nematau ten toj trasoje kažkokių didelių trūkumų, bet kad man dėl kažko patiktų, tai irgi taip. Man tokia Turkija gal įdomesnė. Taip. Malaizija tiesiog iš paukščių skrydžio labai graži. Trasa, tribūnos specialiai rengtos, neatsimenu kokio ten augalo formos, tokie stogai įdomus, daugiakampiai. Bet jo trasos šiam momentui nebėra. Bet ji buvo pirma, jeigu aš neklystu, buvo pirma Hermano Tilke projektuota tokia nauja nuo nulio. Gali būt, bet ar tai svarbu? Ar jinai pirma? Šiam momentui tai nesvarbu, šiam momentui tai mes pereikim prie kitos trasos, kuri vadinasi Silverstone ir kurioje vyks kitas etapas. Ir Silverstone yra žinoma kuom, nes ten vyko pirmas Formulės 1 etapas. Taip. Istorija. Formulės 1 čempionato etapas. 50-ais? Taip, 50-ais. Ir Silverstone'as kaip trasa buvo įrengta buvusio karinio... Antro pasaulinio karo... Aerodromas ar oro uostas? Oro uostas lietuviškai. Oro uostas. Kažkaip kariniai, man atrodo, aerodromas vadinasi. Nesvarbu. Ten, kur lėktuvai anksčiau lenktyniaudavo. Ir joje, aš pasižiūrėjau, Stats F1 yra toksai puslapis, joje buvo konfiguracijų begalė, bet... Begalė ir evoliucionavo trasa. Ir evoliucionavo. Buvo keli kartai, tokie 4 turbūt reikšminiai, kur šiek tiek ten posūkis keisdavo dar kažką, o po to aš pasakysiu, kelintais metais jį pasidarė... Kai perkelė techninio aptarnavimo juostą į visai kitą pusę. Čia 2010 berods, ar ne? Taip, 2000, nuo 10 atsirado tas papildomas toksai įvažiavimas į vidinę dalį. Ir dar viena tiesioji kita atsirado. Taip. Na, ir įpaišė į kitą dalį. Ir jį pasidarė, pasakyčiau, žymiai smagesnė. Man irgi ta pati mintis. Tai reta modifikacija, kuri pagyvino lenktynės. Nes jeigu trasa būtų su mažai modifikuota, tai su šiuolaikiniais automobiliais ten vos nebūtų vietos, kur reikėtų stabdyti. Taip. Jeigu tam kops posūkyje, man atrodo, kvalifikacijai be stabdžių važiuojama yra. Turbūt priklausomai nuo komandos. Senoj trasoj tai būdavo pirmas posūkis. Taip. Ten, kur Šumacheris koją susilaužė 9-ais. Taip, kops? Stov, man atrodo, Stov. Kitam gale. Man atrodo, iš atminties. Okay, Bet, sakyčiau, trasa tikrai įdomi, nes vėlgi yra trajektorijų nemažas pasirinkimas, jeigu tu važiuoji, ne vienas, o su varžovais. Ir kai atsiranda galimybės kažkokios lenktyniauti, tai ten tikrai yra galimybių ne tik, kad rinktis kelias, bet gal net rasti dar kažką naujo. Kaip gali atakuoti savo varžovą ir galbūt sėkmingai, o galbūt nesėkmingai baigti lenkimo manevrą. Sonny Hayes'as, Bradas Pittas, ten su savo komandos draugų treniruotėje dalyvavo. Matai? Buvo radęs. Aš sakyčiau, ko gero trasa, kurioje tas, dvikova 2 lenktynininkų, ko gero duoda didžiausias galimybės ir fantazijai, ir patirčiai, ir tam meistrystėj, mokėjimui. Hamiltonas, man atrodo, stipriausias jo bruožas kaip lenktynininko, pats stipriausias mano galva. Jūs galite ginčytis, bet yra būtent tas
dvikovoje dirbti. Ir Will to will. ko gero, Maksas yra vienas iš tų žmonių, kurį dvikovos būtent Lewisu Hamiltonu pakėlė į tą lygį, kuriam jisai yra dabar. Aišku, jisai traukti turėjo viską kartu, bet būtent lenktyniavimas prieš varžovą Maksą mobilizavo į tokį tikrai didelį talentą, didelį pilotą. Ir dar kalbant apie mūsų laukiančias lenktynės Silverstone, jos bus jau 12 šį sezoną, tai reiškia, kad pusę sezono jau. Po Silverstone finišo baigsis pirma sezono dalis, pusė. Pirma pusė. Taip. Laikas lekia greitai, bet toj pasižiūriu, kada bus, man atrodo, pertrauka bus dar po vieno etapo, nebus po... Rugpjūčio mėnesį pertrauka. British July, Belgian 27. Jo, bus po Vengrijos pertrauka. Bus 4 savaitės po 14 etapą. Tai turėsim Silverstone, tada Spa, Belgija, tada Vengrija ir tada pertrauka. Taip, po Vengrijos pertraukėlę, atostogos. Duoti reikia ir tiems žmonėms pailsėti. Tikrai taip. Ir šitoj trasoje, kaip tu jau minėjai, Lewisas iš principo buvo visą laiką ir yra labai stiprus ir tie tam tikri atnaujinimai Austrijai irgi jį tarsi pakėlė jo vidinę motivaciją. Tu atkreipi dėmesį į Lewiso tą vėl tokį biškį bandymą pagudrauti su lenktynių inžinierium, kai Leclerc'as sustojo pasikeitė ratus ir Lewisas sako, keičiam ratus, o jisai oi ne, kad man labai geros padangos, čia viskas gerai laiko, atidedam sustojimą. Buvo. Tai šiek tiek bandymas pamanipuliuoti, žinai, nors aš įsivaizduoju, kad ko gero ten įkvietė stoti tik dėl to, kad buvo taip suplanuota ir sutarta. Taip, nesakė, kad 20 metų jau liko. Galimai Leclerc'as būtų pastatytas į nelabai patogią padėtį, jeigu Lewisas būtų likęs su tom padangom ilgiau. Ir aš įtariu, kad Lewisas norėjo palaukti galimo safety karo, pavyzdžiui. Nu, žodžiu, aš matau, tai yra normalu, bet Lewisas visą laiką toksai. Na, kiekvienas lenktynininkas turi toks būti, tai yra turi turėti tokią savybę, kad ieškoti į save. Taip, tą antklodę patraukti, ieškoti bet kurios pirmos pasitaikiusios galimybės ir jisai čia, man atrodo, tokia galimybė bandė savo susikurti, bet jam pasakė... Box. Ne, keičiam ratus. Pakeitė Lewisui ratus, Lewisas su naujais ratais nuvažiavo į pakankamai puikią vietą. Ir paskui dėkojo po finišo, toksai lyg atgailaudamas, ar ne, šiek tiek. Nes dėkojo komandai, kaip šauniai, kokios šaunios lenktynės, kaip viskas gerai. Visai neblogai išėjo. Ne, tai aš irgi matau pozityvą. 33 sekundės įvežti buvusiam kolegai iš Mercedes ekipos. Tai yra nuostabi diena. Kuris lenktynių pradžioj dar bandė šakotis. Kuris laimėjo praeitas lenktynės. Kuris buvo aplenktas kaip šauniai Hamiltoną Austrijos pradžioje. Aha, jo. Ten po 3, 4, 5, kuris ten 6 posūkis ar 7, kaip jis ten vadinasi. Matyt, 6 nusileidė ir į kairę pirmas kairys. Iš 2 kairių, tai 6, jo. Tai buvo lenkimas fantastiškas prieš Russellą. O mano lenkimas prieš Arūną nepavyko, mes praeitą kartą surinkom po 5 taškus abu. Tu atspėjai Piastri vietą lenktynėse, aš atspėjau Piastri vietą kvalifikaciją ir Norriso lenktynėse, bet tas man nepadėjo. Tai PM7, KM3. Sveikinu. Ta proga turbūt pabandom, jeigu čia bus mūsų nepaskutinis epizodas jūsų visų mūsų draugai dėka, tai mes dar sugrįšim. O pabandom paspėliot Didžiosios Britanijos Grand Prix top 3 kvalifikacijoje ir lenktynėse. Jeigu galėčiau, nežiūrėjau orų prognozės, bet aš pradėsiu. Aš tikiuosi, kad Didžioji Britanija bus šalta ir kvalifikaciją laimės Russellas. Antras bus Verstappenas, o trečias stebuklingai bus Hamiltonas. Nors įdomus čia per daug. Čia Norrisas tegu būna. Trečioje vietoje, nes čia
Taip, tai kvalifikacija tada iš tavęs, kaip atrodys. Aš sakyčiau Piastris. Tada reikia palaukti, ką čia pakutenti. Tas Russellas man sujaukė visą, žinok, smegenis. Tavo Russellas, pirmoje vietoje. Bet ne, gal aš tiek daug vilčių nedėčiau, bet gerai, Russellas bus trečias, tarkim. O Norrisas, ko gero, antras, taip. Okay, McLaren dominavimas. Nes aš vis tik įtariu, kad Silverstone nereikia automobilio. Bet tavo spėjimas vėlgi turi logikos, nes ten dėl oro negali būti tikras, o jeigu kažkas, tai ten gali būti tada... Ten gali būti reikalų. Tai vat, pereinu prie lenktynių. Hamiltonas. P1. Tada antras Norrisas, o tada trečias Charles Leclerc. Ir greičiausias ratas Norris. Vat, toks mano spėjimas. Nuostabu. Na tai gal aš irgi tada į savo norų pereinu kategoriją. Palauk. Taip. Gerai, matyt, Piastris turės kažkokią problemą susijusią su nesmagumu, sustojime ar kažkas, nes teoriškai jisai turėtų laimėti ten užtikrintai. Tai dėl to Norrisas laimi, Russellas antras ir Maxas trečias. Ir kas labai labai greitai važiuoja lenktynėse? Tai Piastris, pavyzdžiui. Good. Nes, pavyzdžiui, jisai bandys vytis, ten gauja pabėgus. Užskaitom. Užskaitom, čia turbūt buvo mūsų paskutinė sekcija šiam epizode, tik tai priminimui grįžtam prie situacijos su mūsų projektu, su pokyčiais lošimų įstatyme ir su visko, ką mes papasakojom pačioj pradžioj. Tai bandom per Liepos mėnesį pagalvot, kaip čia, kas čia, kodėl čia ir kur čia, galbūt surasim naujų partnerių, naujų rėmėjų, arba šitą projektą tęsim su esamais, daug nežinomųjų, bet ką mes žinom tikrai, tai prašom jūsų nuorodoje apačioje esančioje informacijoje apie mūsų Contribui, kaip tai vadinasi, Contribui, ne kanalas, o Contribui projektas, vadinkim taip. Mūsų Contribui projektas, tai yra trys būdai mums pagelbėti, pasirinkant vieną iš mėnesinių indėlių arba pagalbos. Pirmas yra 1 euras greičio formulės fanas, antras yra 3 eurai formulė 3 ir trečias yra 9 eurai formulė 1 ir pliusai yra jūsų pirmenybė, visos F3 blokė už 3 eurus esančios preferencijos, tai yra dalyvavimas lošimuose ar prizų traukime, plus pirmenybė jūsų klausimams Q&A sekcijoje. Kas dar? Dėl prenumeratorių, kaip ir minėjau irgi pradžioje, jeigu bent jau kažkokia dalis jūsų pasirinks vieną ar kitą ar trečią būdą ir mes per mėnesį tą matysim antplūdį. Tai... Mes ieškosim būdų, dėsim visas pastangas, kad galėtumėm tokį turinį kurti, tik tais negalim būti tikri, kad jisai išliks toks pats ir kad mums pavyks išlaikyti tą po kiekvienų lenktynių reguliavimą. Taip. Tai kol kas prašom kantrybės. Ir dar beje, jeigu mes arba kai mes surasim būdus testi projektą, tai Contribui projektą uždarysim, jūsų pinigai niekur nedings. Jeigu mums jų nebereikės, jeigu viskas bus gerai, tai mes jį uždarysim ir nerankiosim čia šiaip savo dėl gražaus vardo. Ir priminsiu, jeigu turit pasiūlymų, galite rašyti, aišku, komentaruose arba gf.formulė@gmail.com. Kaip visada, ačiū visiems žiūrėjusiems. Ir jeigu tai paskutinis epizodas, ačiū, kad žiūrėjot ir buvot su mumis, čia mažiau negu pusantrų metų, apie mažiau negu apie metus. Bet jeigu ne, tai susitiksim
Reikia visą laiką būti pozityviu. Manau, kad susitiksim kažkada, spauskit laikus, sharingkit, prenumeruokit. Turbūt tiek. Ačiū. Ačiū ir ate.